Keturkojų super didvyris Samas padeda išlaikyti Čilės sostinėje esantį parką švarų ir gražų. Jo supergalia rinkti šiukšles ir būti sektinų pavyzdžių parko lankytojams. Su šeimininku reguliariai Santiago metropoliteno parke besilankantis Border Collies neturi savo komiksą, sukurtą edukaciniais tikslais, kuriame vilki super didvyriams būdinga žalia apsiaustą. Viskas prasidėjo nuo to, kad Samui ir Gonzalo Čiangui tekdavo vis dažniau sustoti didžiausioje miesto žaliojoje erdvėje, kad surinktų plastikinius buteliukus, vienkartinės kaukės, tuščias gėrimų skardines ir maisto produktų pakuotės. Vien balandį Samas ir Gonzalo surinko 602 vienkartinės veido kaukės, 585 buteliukus ir 304 skardines, taip pat rado drabužių, šalmų ir popierinių pakuočių. Parko pareigūnams Samas, kuris čia lankosi mažiausiai 3 kartus per savaitę, padarė įspūdį. Todėl jie nusprendė jo atvaizdą panaudoti parko priežiūros kampanijoje. Katalina Ravina 5,5 metų amžiaus Border Collie pavertė komiksu Sam, The Parkman Superhero, kuriame lankytojams primenama, kad šiukšles reikia įsinešti arba pasinaudoti vienu iš daugiau nei 40 atliekų perdirbimo punktų esančių parke. Iliustracijų autorė neblogai padirbėjo. Jai pavyko perteikti Samo dvasią, o ir pati žinutė yra teisinga, nes tokios vietos nėra skirtos šiukšlinti. Be to, šiame parke stovi 42 atliekų perdirbimo punktai. Parkas, kuriame yra ir zoologijos sodas, keletas pažintinių takų bei funikulierius, praeisiais metais pradėjo keletą kovos su šiukšlinimu kampanijų. Gėrimų pardavėjus paragino nuo plastikinių puodelių pereiti prie stiklinių, taip pat nurodė rūšiuoti šiukšles ir ėmė šviesti lankytojus.